Tuomet norėčiau, kad prisistatytum ir papasakotum, kokią veiklą turi, kas esi. Tai labas, aš esu Agnė Marija Vaitulionienė. Aš šiaip esu kosmetologė pagal išsilavinimą, bet pastaruosius 5 metus pagrinde dirbu su ilgalaikiu makiažu. Paskutinius metus pridėjau kosmetologinės procedūras, ant tokių blakstienų, pavienės tokias. Tai vat ir tiek. Vilniuje ir dar turi savo studiją ir dirbi kiek bendrai jau? Tai bendrai aš šioje srityje dirbu jau 12 metų. Apskritai salonuose kažkur taip viešai labai tai dirbu 10 metų. Anksčiau dirbau pagrindę su makiažais, vėliau gimus vaikeliui šiek tiek darbo grafikas turėjo pasikeisti. Bet perėjau tą sritį, kur manau, kad man smagiausia. Kaip minėjai, dirbu Vilniuje, turiu savo studiją ir labai mėgaujuosi savo darbu. Super. Ir šiaip kaip atrodė situacija prieš dirbant kartu, kaip atrodė pats klientų srautas, socialiniai tinklai? Tai kadangi aš daug metų šioje srityje esu ir tie socialiniai tinklai irgi evoliucionavo einant metams, tai anksčiau būdavo daug paprasčiau susirasti klientų, kažką pasiskelbi, pasidalini ir jie ateina. Dabar klientai yra daug gudresni, daug daugiau rinkos pasiūlos juos pasiekia. Tai pasidarė šiek tiek sudėtingiau, ypač po vaikelio gimimo atrasti tą naują klientą. Ar ne, prisitrauk kažkada senuosius. Tai būdavo sudėtingiau iš tikrųjų užsipildyti tą grafiką, dar kadangi bandai tos socialinius tinklus kažką įdėti, ne visada pavyksta, nes tiksliai nežinai, ko nori, atrodo, čia tiek daug stengiasi, o ten vienas klientas užsirašo dėl tų krūvos įdėtų, tada galvoju, gal čia iš vis nereikia nieko daryti, tada jau net buvo minčių, nežinau, gal čia sritį keisti. Tai buvo biškai sudėtingas laikotarpis ir su kuo pabendraudavau už kolegių, kas tikrai žinau, kad puikiai specialistas, nes aš nekalbu apie, kai negerai kažkas su kokybė, aš kalbu apie tiesiog geras specialistas, kai sudėtinga surasti naujų klientų. Taip, tikrai, nes kaip anksčiau, iš atsiliepimų daugiausiai rekomendacijų ateina, tiesiog įkeli vieną įrašą ir pilna ir prieina visą eilė, arba tiesiog iš lūpų į lūpas, o dabar po karantino gal netgi ir daugiausiai, nes irgi turiu klientą, kuri 10 metų dirbo, vis tiek sunkiau už tų rekomendacijų reikia socialinių tinklų. Taip. O kiek laiko tai truko? Tas toks struggle. Nežinau, kažkaip paskutiniai gal metai, pusantrų, dar sakyčiau, kažkoksai vis vien buvo tas meistrų antplūdis iš Ukrainos, visiems tą rinką išpūtė specialistų. Tai gal sakyčiau, porą metų jie jau buvo sudėtingesni gal. O ką bandai daryti, kad pakeisti tą situaciją, kad pritraukti daugiau užklausų? Minėjai, keldavai turinį, bet nebūdavo tiek daug užklausų, ne? Ką dar bandai? Realiai tai Facebooko grupės, kur vis laik pičinės, daugiau istorijų kažkokių bandai kelti, kokios laisvos vietos yra. Mano dabartinė galva tai darydavau daugelį klaidų, ar ne, kai ieškodavau, nežinau, galvodavau per pažįstamus, bet iš esmės net nejaučiu, kokios galimybės gali būti, tai taip ir plūduriavau tarptų buvusių klienčių ir jų rekomendacijų. Toks buvo priklausimas nuo tų rekomendacijų ir buvusių klienčių, ne, o to naujo srauto trūko. O kokius jausmus tai keldavot, kad reikia iš pažįstamų, kad čia keli turinį, bet nesigauna? Kokios emocijos konkuliavo? Prastos, nes galvoji, ar tu čia nevertas esi, kodėl kiti atrodo viskas gerai, o pas tave ne. Kas iš tikrųjų irgi nebuvo tiesa, nes pas visus panašiai, tiesiog ta socialinė medija yra šiek tiek kitokia.
Tai buvo nemalonu, tiesiog savim nepasitikėjimas, galbūt neužtikrintumas savo ir galimybėm, veikla, ar iš vis to reikia. Tai tikrai ne patys smagiausi jausmai. Mhm. Ir dar labai minėjai mūsų pirmą pokalbį, kad labai norėjai save realizuoti. Ir tą savirealizaciją va tokią įgyvendinti. Jo, man labai labai svarbu visą laiką užsitikrinti, kad aš visur verta, viskas gerai. Ir darbas yra vienas iš tų sudedamųjų, kurie man yra labai svarbus. Tai ta savivertė irgi turėjo įtakos, galbūt tas klientų nebuvimas anksčiau. Tai va, taip. Dažnai labai girdžiu, nes kai nėra tų klientų, atsiranda ko? Daugiau minčių, daugiau kirminų, visokių ribojančių įsitikinimų, ne, ir tas įvertė krento, kai yra klientės išeina laimingos, meistrė irgi pasipildo tą laimę ir yra dar labiau laimingesnė. Taip. Ir smalsu, kas tokio buvo, kad nusprendėjai dirbti kartu su manimi, kas buvo tas lūžio taškas, toksai sprendimas? Čia toks tikrai įdomus ir kontroversiškas, nes buvo, nežinau, mes su Brigita gal pradėjom taip komunikuoti su tavim prieš pat mano 30-ąjį gimtadienį ir buvo mano galvoje viskas, sakiau, reikia kažką daryti arba keisti sferą, visiškai sritį. Ir tada tu pasirodai ir galvoju, čia tie mokymai, marketingas, būtų gerai išmokti, tai galvoju, imu ir žiūrėsiu, jeigu paeis, jeigu viskas gerai, puiku, o jeigu ne, vadinasi viskas tai ženklas ir aš važiuoju kažkur kitur. Tai pasimė, ne, jeigu mano kelias, tai mano kelias, jeigu ne, tada eisiu kitų kelių. O ar buvo kažkokių abejonių prieš pradedant dirbti kartu? Taip, be abejo, aišku, žinai, atrodo, kaip ir žinai tą žmogų, bet vis vien Instagramas, socialinė medija nėra čia tiek viskas patikima, daug skemo šiais laikais, bet vis vien buvo nemažai asmeninio ryšio, bendravimo, tų konsultacijų dar prieš pradedant viską, kas kėlė pasitikėjimą, buvo nerimo, ar čia iš vis pavyks, net jeigu ir praeisiu visus mokymus, viską žinosiu, bet ar aš tą darysiu. Bet jeigu tu kažko labai nori, tai tu imi ir darai, o ne tiesiog galvoji, kad čia viskas taip sukrestai. Tai mano tos baimės buvo labiausiai dėl manęs pačios, ar aš darysiu, ir ar tikrai verta bus. Šios dvi, galbūt. Toksai savo, tos atsakomybės, ar kiek dasidarys, nes motinystė, studija, salonas, šiaip namų ruoša, ir tarp to visko dar ir klientų aptarnavimas ir dar klientų pritraukimas, kas yra irgi visiškai kitas menas. Būtent. Bet, manau, ar minėjai ar neminėjai, pirmoje konsultacijoje, kad tau laikas šiuo metu brangiau negu pati investicija, ar buvo tokia mintis? Buvo, nes, kaip minėjai, motinystė atima daug laiko, nes kai vaikas mažas serga, studijos priežiūra, paprasta būtis. Ir aš galvojau, kada aš spėsiu visus darbus nusidirbti ir dar turėti laiko iš mokymų kažką naujo padaryti. Bet labai džiaugiuosi, kad pasirinkau. Vis tik tais nusprendžiau, kad man reikia, nes tikrai įmanoma išlaviruoti, galbūt vieną dieną mažiau, kitą daugiau, bet mokant planuotis laiką tikrai viską įmanoma suspėti. Taip, svarbiausia nuoseklumas, žinoma. Čia, nesigauna pilna etato darbas, bet toks pusė etatėlio gali gautis. O kokius rezultatus pasiekei per tą laiką dirbant kartu? Šiaip tikrai gerus, nes iš tikrųjų prisipažinsiu, kad pirmus mėnesius tikrai labai atidžiai kruopščiai viską dariau, kadangi dabar esu atostogose šiek tiek aprėmę, bet kai anksčiau pas mane būdavo pavieniai klientai, čia atvažiuoji, padirbi, tai dabar paskutinės
nežinau, porą savaičių turėdavau pildyti, kadangi aš dirbu tik tais pusę savaitės, ar ne, kabinetą dalinuosi, tai turėdavau pildyti už 2-3 savaičių klientus, arba tik tais ten visiškai nepatogu, ten 11 valandą laiką siūlyti ir dirbti po 12 valandų tas dienas, kad spėčiau priimti. Tai va, tai pasikeitė iš tikrųjų. Jo, nes aš stebiu klienčių storius, va Roberta irgi. Jie nuo rugsėjo dirbo su manimi, tai pradžioje pradėjo pildyti po biškį daugiau užklausų, tada po 5 savaičių, 2 savaitės į priekį, o dabar va Liepos mėnesį į priekį užkaltos vietos, pas tave irgi matau, ar 8 klientės į dieną ten priėmė ten rekordiniais skaičiais. Nu, čia aišku buvo bandymas sutalpinti ir mano klientės, ir kad joms būtų gerai, ir kad aš spėčiau nudirbti, tai prieš atostogas ten intensyviau. Bet sakiau, reikia man daugiau tiesiog imti dienų ir skaidyti, nes tikrai padidėjo tų klientų kiekis ir kas yra smagiausia, ne tik iš tos aktyvios veiklos, žinai, už storių, už tavo niuansų, bet iš paties sutvarkyto profilio, kur mane atėjo tikrai klientų, kurie susirado, išieškojo ir aš buvau iš viso Vilniaus, išsirinko, tarkim, permanento meistrę. Tai va šitoje vietoje yra labai smagu, kai tu jau padarai tam tikrus žingsniukus ir jie tau tarnauja. Taip, profilis tikrai tarnauja, tas pats sutvarkymas, tai parduoda, realiai sekundžių reikalas, ir žmogus tiesiog pajaučia, čia mano meistrė, varu aš pas Agnę, ne pas kitą. O tas nuoseklumas, jis augina tą klientų srautą, ne tie visi veiksmai. O ką konkretaus pakeitei? Vat anksčiau minėjai, matai jau tokias klaidas, kurias darai turnyje, veiksmuose. Ką dabar matai, vat, ką pakeitei nuo prieš darbo kartu ir dabar? Dabar aš žinau struktūrą, ką galiu kelt, ką reikia kelt ir kas yra efektyvu kelt. Nes jeigu aš matau, kad va šiandien nepadarysiu gerai, tai aš tą dieną nepadarysiu, bet būtinai rytoj padarysiu taip, kaip reikia. Tai tas minčių, žinai, dėliojimas, valdymas realiai klientų. Negražiai skamba, bet taip jau yra visi mes žmonės. Tai va ta seka, kaip kelt, ką daryt, man davė šiek tiek lengvumo, nes aš tiksliai žinau, ką reikia. Tai va tas pasikeitė. Man nebereikia sėdėti, čia galvos, bet gal tą reiktų, kas realiai suvalgydavo labai daug nejuntamo to laiko. Taip. Vat nebėra to galvojimo ar to blaškymosi, vat nueini, tą varnelę užsidėjai ir padarai. Šiandien nepadarai, rytoj padarysi. Bet tas nuoseklumas labai svarbu. Šiaip kokie 3 dalykai, dėl kurių labiausiai didžiuojasi per šį laikotarpį? Tai sutvarkytas profilis, tikrai labai estetiškai ir visa informacija yra viskas, ko aš visada norėjau, tiesiog nežinau, kaip padaryti. Užpildytas grafikas ir aiškus žingsniai, ką daryti, jeigu neužsipildai to grafiko. Taip pat yra tokia, užpildytas grafikas yra laimė, bet taip pat yra toks stabilumas viduje ir užtikrintumas, kad, gerai, neužsipildys, įkelsiu kažką, padarysiu pagal planą tuos žingsnius, parašysiu tam, įkelsiu tą storį ir užsipildys. Yra užtikrintumas labiau. Taip. Bet netgi mačiau, kad net nekėlė kiekvieną dieną, to pilno plano net neužpildė, kaip sakai, net nebuvo to 100% nuoseklumo, bet vis tiek pavyko gauti rezultatą. Kaip tai įvyko? Tai įvyko galbūt, nes, žinai, tu papasakai tokių dalykų, kaip gali parduoti ne tik per socialinę mediją, bet, tarkim, jau esamiem klientams. Buvo tų niuansų, žinai, kur ir labai svarbu dirbti jau su tuo, kas jau pas tave krepšy buvo. Nesusijot naują. Ir kadangi man rūpi mano klientai, tai žinai, ir pardavimai kitokie gavosi. Tai tikrai dėl tos laiko stokos aš tikrai nenuosekliai viską dariau, bet stengiuosi balansuoti, kad nebūtų tų, žinai, kaip minėjai, kad visiškai nieko ir tada ir nieko nekeli, tada dabar klientų yra, po to nėra, vėl keli. Tai
tokie dalykai. Tikrai, taip yra, nes yra klienčių, kurios užsipildo ir tada, kai užsipildo, nebėra laiko daryti, ką ten Brigita šnekėjo, dzin, aš turiu klienčių, man užtenka dabar. O po to, po 6 savaičių žiūrim, kad jau kažkaip čia krenta, nuokalnė gaunasi ir vėl darom tuos veiksmus, ką Brigita sakė, ir gaunasi bangelės mum, o mes norim nuoseklumo. Taip, aš kadangi dabar atostogose, tai tas nuoseklumas kritęs į seklumas, bet kai grįšiu, reiks vėl apsimti. Svarbu ne tobulybė, o palaikymas. Būtent, labai paprasta, kaip minėjai, pasiskirti pusvalandį per dieną, valandą per dieną, kad ir mažiau tų užduočių pasidarai, viskas judi toliau. Taip, labai ir tas laiko planavimas ir aišku žinojimas, ką daryti, tikrai gelbėja. Manai, ar turi kokių skaičių, kiek užklausų padidėjo, nes pamenu, prieš tai minėjai, kad norėtum 5 naujų klienčių iš Instagramo per dieną. Ar tai pavyko padaryti, ar daugiau pavyko pasiekti? Aš manau, mėnesį turėjau minėti. Per mėnesį tai tikrai taip. Aš savo siekį, kiek norėčiau uždirbti, tai uždirbau jau po gal 1,5 mėnesio, nežinau, tos visus skaičius. Ir kol kas pagal registracijas matau, kad jie yra, kad ir mažiau dabar keliu, bet skaičiai tai nemeluoja. Sakau, mano tikslas buvo gan didelis nuo to, ką aš uždirbdavau, tarkim, tada prieš nežinau, kaip naudotis įrankiais. Ir dabar, tai dabar galiu pilnai savim pasirūpinti. Ar galėtum pasidalinti tais skaičiais, kaip buvo anksčiau arba ir po? Tai anksčiau būdavo labai būdavo daugiau klientų, tai tarkim per mėnesį būdavo 4 klientai, ar ne? Kitą mėnesį galėdavo būti 10, bet dabar už tai tų vienetų, net negalėčiau verti, tarkim, nežinau, iš socialinės medijos tikrai ateina bent per mėnesį, bent 15. Tai, žinai, net nekalbu aš, kad tik permanento, bet apskritai, žinai, ir blakstienų procedūrų ir kitų. Tai darbo valandų prasme, jeigu anksčiau, tarkim, per savaitę užsipildydavau, žinai, ten kokias 6 valandas ar panašiai, tai dabar aš pilnai išdirbu tą savo 20 valandų ir viskas. Ir sakau, ir dar pildau toliau, tai tikriausiai užpilčiau ir daugiau, jeigu turėčiau fiziškai galimybių ir laiko. Taip, netgi galima sakyti, kad lūpos yra jau siekiamos, o ne atsimušama. Aha, jau reikia plėstis. Tai pajamų prasme, klienčių labai detaliai papasakojo pajamų prasme, kiek tai būtų, kiek buvo anksčiau, prieš ir kiek dabar tas toks šuolis, kurį pavyko. Tai kadangi aš daug skirtingų veiklų turiu, aš labai neimdavau galvą ir tą studiją atsidarinėjau ir panašiai, tai būdavo, kur fokusas kitur nueidavo, bet tarkim, nežinau, ten pajamų, ten būdavo 400-600, žinai, per mėnesį. Nežinai, kiek tu spėjai su tuo vaiku atvažiuoti padaryti. O dabar, tikrai ten keli tūkstančiai per mėnesį yra padaromi ir, žinai, ir viskas. Labai smagu. Taip, man irgi. Ar be tos sistemos, be tų nuoseklių veiksmų, be sistemos ir strategijų išnaudoti esamus kontaktus, ar tau būtų tai pavykę padaryti? Nemanau, gal būtų pavykę kažkurį laiką, kol imi, žinai, marketingistus tos ir kad etsus užpirkinėtų ir panašius dalykus, bet tai visą laiką valgo pinigus ir laiką. Tai nemanau. O ar visą tai, ką pavyko pasiekti, ar tu tai pasiekiai be mokamų reklamų? Aha, nei cento neįdėjau. O kiek, sakytum, investavai laiko į tai, per savaitę, į dieną? Pirmos savaitės, jeigu su mokymais, gal per savaitę, sakyčiau, kad praleidau kokiu, 8 gal kokias valandas. Mažas gan investicijos ir be mokamų reklamų. Taip. Bet aišku, čia nebūdavo, kad scrollini ir kažką darai, čia būdavo normalus tiesioginis darbas. Mokytis, kažką ten dėti, kurti ir panašiai. Super.
Nu, labai smagu. Ir kaip pati jautiesi, 8 klientai į dieną, 15 užklausų, nu įvairiom procedūrom į mėnesį, kur tu norėjai 5, ne, į mėnesį. Nu, man tai smagu, svarbu nepaleisto, neužmigti ant laurų, kaip sako. Ir gal labai gerai, kad tas startas intensyvesnis buvo. Aš ir prieš save žinau, kad aš nekelsiu ten 100% kiekvieną dieną visko. Tikrai kelsiu, kiek spėsiu, po kažkiek, po truputėlį ir man tas padės. Tai manau, kad tavo mokymus visus gali kiekvienas savo prisitaikyti. Gali imti 100%, išsirinkti dar plus nišutę, kur jam patogiau, iš kur daugiausiai ir užklausų ateina. Gali mažiau daryti, bet naudos tikrai bus. Taip. Ir kaip dabar jautiesi, lyginant su pradžia, anksčiau kalbėjai, tas toks nevertingumas, ar čia kitą veiklą pasirinkti, toks, eina, gal su manimi kažkas negerai, lyginant su tuo, ar dabar dar taip jautiesi, ar dar jauti, kad šis sritis ne tau reikia kito kelio? Mano sritis, galbūt tik tą apmiršus ir šiek tiek paleidus tą savo svajonę, bet labai myliu savo darbą, labai džiaugiuosi, dabar esu laiminga. Kartais pavargus po 8 klienčių. Taip, bet tas nuovargis negeras yra, o ne toks, kad pavargti ir nieko iš to naudingo. O tikrai, puikus klientai, kažkaip pritraukia tokius žmonės, kokius nori ir esu dėl to laiminga ir viskas yra gerai. Šiaip kaip manai, kokios charakterio savybės tau padėjo pasiekti šį rezultatą, nes minėjai, prieš prisijungiant galvoji, ar tu čia tikrai padarysi, ar tikrai iš savęs šiek tiek duosi, o kaip dabar galvoji, ar tai pasiekiai, kokios savybės tau padėjo, investavai tą laiką į mokymus, darai užduotis? Nu tai tikslo siekis visiems turėjo būti užtikrintumas, kad esu ta prasme, kad aš buvau užtikrinta, kad reikia daryti ir tada pamatysiu, ar sekas ar ne. Tai užtikrintumas, galbūt ne charakterio savybės, bet tikėjimas savo darbų kokybę. Nes, aš žinau, kad aš darau gerai, tai man tas svarbu. Ir labai labai svarbus tai laiko managementas, laiko planavimas, dėliojimas. Tai jeigu tik mokat planuoti laiką, tai arba neturit vaikų, ir negalvokit. Taip, bet net ir turint vaikus, turint tiek daug darbų, tiek daug dalykų ant pečių, ant galvos, vis tiek įmanoma pasiekti rezultatą. Net su mažom laiko sąnaudom ir be mokamų reklamų. Taip. Pasakytum tai meistrai, kuri dabar žiūri šitą video, svarsto prisijungti, galbūt šiek tiek dvejoja. Jeigu dvejoji, jeigu manai, kad tau užtenka tiek pajamų, kiek turi, tai tada gal ir neverta, bet jeigu nori bent biškių, kad daugiau ir būtų užtikrinta ir rami, kad darai viską, ką gali, kad galėtum dirbti šitoj srity, tai rinkis ir nedvejok ir tik tai į priekį.